skirtas vaikams ir visai šeimai. Jūs klausotės laidos Vakaro žvaigždelė. ant mano delno saulės spindulėlis, švelnus ir šiltas kaip katinėlis. Tau dovanoju saulutės spindulėlį, švelnų ir šiltą lyg katinėlį. Švelnus ir šiltas saulutės spindulėlis, lyg mažutis katinėlis. Miau. Ar matai, kad ant tavo delno saulės spindulėlis, švelnus ir šiltas kaip katinėlis? Padovanokit draugui saulutės spindulėlį, švelnų ir šiltą lyg katinėlį, švelnų ir šiltą lyg katinėlį. Labas rytas, spindulėlį, ačiū tau, kad mus prikėlė, kad mes žvalos ir linksmi, vėl darželyje visi. Labas rytas, rudenėlį, lietaus lašai, debesėliui, labas draugui iš kairės, o kitam iš dešinės. Labas auklėtojoms sakom, kai jų šypseną pamatom. Labas rytas jums visiems, šįryt mūsų sutiktiems. Sveiki, mėly bičiuliai, čia aš, Vakaro žvaigždelė. Gražių eilėraščių apie saulutės spindulėlį su jumis pasisveikino Jokūbas iš Klaipėdos. Dėkoju Jokūbui ir jo mamytei Daivai už atsiųstus garso įrašus. Dabar išgirsite mamos ir vaiko pokalbį. Pasiklausykime drauge, apie ką kalbasi mamos su savo vaikais. Mamyt, aš labai norėčiau pasikalbėti su Dievu. Ir ką tu jam pasakytum? Už savo svajonę. Bet kaip aš galėsiu jam pasakyti, jeigu jis man niekada neatsakys? Bet tu žinok, jam visada gali sakyti, kas tik yra tau ant širdies, visada viską gali jam išpasakoti. Jis nebūtinai, kad tau tą pačią akimirką atsakys viską, bet jis viską girdi. Jis neatsakys gal tau balsu, bet jisai gali išpildyti tavo norą, jeigu tai pagal jo valią. Jeigu jis irgi manys, kad tai labai gera mintis. Tai kokį gerą darbą tu norėtum padaryti, kai būsi skautas? Susirasti naują žemę ir ten pakviesti žmonės. Ir ten tą žemę padaryti, ten visokius kelius padaryti, kad vaikštų žmonės, tada prikviesti tenai žmonės, kad su laivais, daug laivų, kad priplauktų. Tai čia panašiai kaip Kolumbas taip darė, ar ne? Jo, ir tada ten prieš žvalgos laivų, kurie yra teisybininkai, kuriuos yra, ir jie pastatys ten daugybę stakų, daugybę ten. Ai, teisybininkai tai remontininkai, taip? Ir jie pastatys daugybę namų, ir dar biškį jie splyto, o kitą dieną užbaigs, kol padarys visą žemę tokią kaip mūsų. Turiu omeny, kad tą žemę jie paruoštų gyventi žmonėms. Jo. Ir tada plauks žmonės su begalybė laivų. tai, ką tu svajoji, kad žinok, vieną dieną, kai tu užaugs ir jau būsi stiprus jaunuolis, Dievas duos tau išpildyti tavo svajonę. Atrasti naują žemę, o jeigu jis išpildys, aš atrasiu naują žemę. Kaip Kristopas Kolumbas, tai visiškai įmanoma. Lyg švelni pūgos
Rusų rašytojas Fiodoras Dostojevskis yra pasakęs, koks gražus būna gyvenimas, jei padarai ką nors gerą ir teisingą. Mėly vaikai ir tėveliai, kviečiu klausytis radijo spektaklio, parengto pagal Fiodoro Dostojevskio apsakymą Berniukas eglutės šventėje pas Kristų. Vaidina Jonas Rimantas Vaitkevičius, Jonas Paulius Žukauskas, talkina Agnytė Pankova ir Karina Butkevič. Dainelių muzikos autorė Ieva Marija Žukauskaitė. Daineles atlieka Jonas Paulius Žukauskas bei Klaipėdos Vaivorykštės tako pagrindinės mokyklos moksleiviai. Mažas berniukas, kokių 6 metų, o gal netiek neturys, nubudo rytą drėgname ir šaltame rūsyje. Apvilktas jis buvo kažkokiu chalatėliu ir drebėjo. Jam kvėpuojant iš burnos ėjo baltas garas, ir jis, tupėdamas kamputyje, iš neturėjimo ką veikti, leido tą garą. Tai buvo berniukui pramoga žiūrėti, kaip jis eina. Tačiau berniukas labai norėjo valgyti. Jis jau kelis kart buvo priėjęs prie gulto, kur ant plono it blynas pakloto, ant kažkokio ryšuliuko po galvą vietoj priegalvio gulėjo paliegusi jo motina. Kaip ji čia atsidūrė? Matyt, atvažiavo su savo vaikiuku iš kito miesto ir staiga susirgo. Jos išsinuomoto kampo šeimininkę dar užvakar policija suėmė ir išsivedė. Gyventojai išvaikščiojo kur kas susimanęs, kaip visada šventadieniais. O vienas toks, kuris niekad neišeidavo, jau nuo vakar gulėjo girtas kaip pėdas. Kitame kambario kampe stenėjo nuo reumatizmo kažkokia 80 metų bobelė. Kitados ji tarnavo auklę kažkieno namuose, o dabar merdėjo vieniša, aikčiodama, purkštaudama, urzgėdama ant berniuko taip, jog tasai jau bijojo ir artyn jos kampo link paeiti. Atsigerti, tai jis susirado priemenyje, bet plutelės niekur nerado ir jau bent 10 kartą mėgino budinti savo mamą. Mama, mamyte, kelkis, aš labai noriu valgyti. Kodėl tu miegi? Ar girdi mane? Kelkis. Čia tamsu, reikia uždegti šviesą. Mama, kodėl tavo veidas toks šaltas? Gal todėl, kad už lango žiema? Brž, šalta čionai. Susirasiu kepurėlę ir eisiu. O kad taip gavos pavalgyti. Viešpatie, koks miestas, dar niekada tokio nesu matęs. Kiek čia šviesos ir žmonių, kiek arklių ir karietų. Labai šalta, oi kaip šalta.
ten, iš kur berniukas atvažiavo, naktimis juoda tamsa. Vienas žibintas tyra visoj gatvėj. Mediniai namukai užsidarinėja langines. Gatvėje, kai sutemsta, nebepamatysi nė vieno žmogaus. Visi namuose užsirakinę. Ir tik tai kaukia daugybė šunų. Šimtai, tūkstančiai ten jų yra. Staugia ir loja visą naktį. Bet užtat tenai buvo taip šilta ir valgyti jam duodavo. Viešpatie, kad taip gavus pavalgyti, visi rėkia, grūdasi, o man taip norisi pavalgyti, kad nors kąsnelį kokį. Oi, kaip suskauda pirštukus. Sušilkite pirštukai, sušilkite delnukai. Oi, kiek daug šviesos, šviesos kiek, koks didelis stiklas, o už stiklo kambarys, o kambary medis lygi pat lubų. Tai eglutė, o ant eglutės kiek žiburių, kiek auksuotų popieriukų ir obuolių, o čia pat aplinkui lėlytės ir mažučiai arkliukai. O po kambarį bėginėja vaikai, puošniai aprengti, švarūs juokiasi ir žaidžia, ir valgo, ir geria kažką. Mergytė pradėjo su berniuku šokti. Kokia gražutė mergytė. Žiūri berniukas, stebisi, juokiasi, o jam skauda jau ir kojų pirštukus, o rankų visai raudoni paliko. Jau nebesilanksto, jei judini, skauda. Ir berniukas staiga atsiminė, kad jam labai skauda pirštukus. Pravirko ir nubėgo toliau. Ir šit jis vėl mato pro kitus stiklus kambarį. Vėl ten medžiai, o ant stalų pridėta visokių pyragų. Migdolinių, raudonų, geltonų. Ir sėdi ten 4 turtingos ponios, o kas ateina, tam jos duoda pyragų. Ir durys varstosi nuolat, daug ponų užeina pas jas iš gatvės. Prisėlino berniukas, duris virst atidarė
ir įėjo. Kad ėmė tos ponios ant jo rėkti, rankom mostikuoti, viena greit priejo artyn, įbruko rankon kapeiką ir atidarė jam duris į gatvę. Jis kad įsigando, o kapeika tuoj pat iškrito ir nudzingsėjo laiptais. Jis negalėjo sulenkti savo raudonų pirštukų ir laikyti ją. Išbėgo berniukas ir eina greitai, greitai, o kur pats nežino. Norėtųsi vėl pravirkti, bet jau bijo. Ir bėga, bėga, rankutę su burnyte šildo. Ir širdukė jam spaudžia, kad pasijuto toks vienišas. Staiga jis pamatė būrelį žmonių, stebinčių parduotuvės vitriną. Lange už stiklo 3 lėlės, mažytės apvilktos puošniais raudonais ar žaliais rūbeliais ir visai kaip gyvos. Berniukas irgi priėjo prie lango. Bet kasgi čia dabar? Kažkoks seniukas sėdi ir tarytum griežia dideliu smuiku. Du kiti stovi ir čia pat griežia mažyčiais smuikeliais. Ir lūpas jų kruta. Jie kalba tik pro stiklą negirdėti. Jie gyvi, tikrai gyvi. Aš niekad nesu matęs tokių lėlių ir net nežinau, kad tokių yra. Staiga vaikui pasirodė, kad iš užpakalio kažkas čiupo jį. Didelis nedoras berniukas stovėjo šalia ir netikėtai tvojo jam per galvą, numušė kepurę, o dar keliu trinktelėjo iš apačios. Pargriuvo berniukas ant žemės. Kažkas ėmė rėkti, jis pašoko ir kad pasileis bėgti, nė pats nepajuto, kaip įbėgo į pavartę, į kažkokį kiemą ir pritūpė už malkų. Čia tamsu ir niekas manęs nesuras. Čia manęs neras, nes labai tamsu. Pasidėsiu čia ir toliau eisiu. Čia manęs neras, pailsėsiu čia, po to eisiu lėlyčių pažiūrėt lange. Štai kojyčių man nebeskauda, į rankas gert jau nustojo, o dar šilta taip keistai. Šilta taip keistai. Štai kojyčių man nebeskauda, į rankas gert jau nustojo, kaip užmigt man būtų gera, gera čia. Mama, kaip man gera. Mama, kaip miegoti gera. Berniukui pasidarė gera. Rankutes ir kojytes nustojo skaudėti. Paliko šiltą, taip šiltą,
kaip ant krosnies. Oi, vos neužmigau. Kaip čia gera būtų užmigti. Pasėdėsiu dar truputį ir vėl eisiu lėlyčių pažiūrėti. Jos visai kaip gyvos. Mama, ar tai tu? Aš girdėjau tavo balsą. Mama, aš miegu. Oi, kaip čia gera miegoti. Berniuk, eime pas mane prie eglutės. Kažkas prie berniuko pasilenkė ir apkabino patamsyje, o jis ištiesė į ranką ir staiga O, kokia šviesybė, o kokia eglutė, bet tai ne eglutė, aš dar tokio medžio nesu matęs. Kur aš? Viskas žvilga ir aplink visur lėlytės, bet ne, tai berniukai ir mergytės, tokie šviesus, visi jie sukasi rateliu, aplink mane ir bučiuoja. Pašokime kartu. Kaip čia linksma? Paskraidykime kartu, juk labai smagu. Paskraidykime, pažaiskime visi kartu. Ir aš, ir tu. Ir aš, ir tu. Pašokime, paskraidykime. vaikai, tokie šviesus ir linksmi, šoka, juokiasi, skraido aplink berniuką. Visi bučiuoja jį, ima jį, nešasi su savim, o ir jis pats skraido ir mato, kaip antai jo mama žiūri į jį ir juokiasi linksma. Mama, mama, oi kaip gera čia. Mama, kaip čia gera. Mama, mama, kaip čia gera, kaip šviesu čia ir džiugu. Štai vaikai, kaip tos lėlytės, šoka, sukasi ratu. Kas jūs berniukai, kas jūs mergytės? Mama, mama, kaip čia gera, kaip šviesu čia ir džiugu. Štai vaikai, kaip angeliukai, skraido, sukasi ratu.
vaikus, o tie prisvilę valo, jiems ašaras rankutėm bučiuoja, ramina godžiai ir tyliai dainuoja. Čia Jėzaus eglutė, eglutė šventė, čia Jėzaus eglutė, eglutė šventė, čia Jėzaus eglutė, eglutė šventė, taip gera čionai, prašau nebeverkti. O ryte kiemsargis pavartėje už malkų rado sušalusį berniuką. Jis su savo mama pasimatė pas viešpatį Dievą danguje. Girdėjote radio spektaklį, parengtą pagal Fiodoro Dostojevskio apsakymą Berniukas eglutės šventėje pas Kristų. Girdėjote radio laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė. Sapnai ateina iš nakties, jie padės tavo galveliai pailsėt tenai, kur nėra ribų, tik tai tu ir tai, ką sapnuosi, tenai, kur švelniai ramu. Iki ryto pasisvečiuosi, mik užmerk akytes ir ramiai sapnuok kates. Tegul minkštas jų kailiukas glosto tave. Mik užmerk akytes ir ramiai sapnuok kates, tegul minkštas jų kailiukas glosto tave.